Žemė sustoja. Ne lėtai, ne palaipsniui, akimirksniu. Viena akimirka planeta sukasi greičiu 1670 km/h, kita visiškai nejuda. Bet viskas ant jos paviršiaus - atmosfera, vandenynai, pastatai, medžiai - jūs vis dar juda tą pačią kosmišinę spartą. Tai tarsi sėdėtumėte automobilyje, kuris lekia 150 km/h ir staiga, be jokio stabdymo automobilis sustoja, o jūs tęsiate judėjimą per priekinį stiklą. Tik šiuo atveju greitis ne 150, o 1670 km/h, greičiau nei reaktyvinis lėktuvas. Kas nutinka jūsų kūnui? Kas nutinka miestams? Kas nutinka visai civilizacijai, kuri per milijonus metų prisitaikė prie šio nematomo sukimosi? Fizika duoda vieną atsakymą - viskas, kas nėra prikalta prie planetos branduolio, bus numesta į rytus greičiu, kuris sutrupins betoną į dulkes. 60 sekundžių - tiek laiko reikia, kad nuo Žemės paviršiaus išnyktų visa žmonijos istorija. Mes gyvename ant skriejančio rutulio ir niekada to nepajuntame. Kiekviena jūsų diena prasideda ir baigėsi dėl to, kad stovite ant paviršiaus, kuris sukasi greičiau nei garso greitis ore. Pusiaujo linijoje - 1670 km/h. Vilniuje, 55 platumoje, apie 1000 km/h. Bet jūs to nejuntate, nes viskas juda kartu - oras, vanduo, žemė, jūsų kūnas. Tai tobulas sinchronizmas, kurį sukūrė 4,6 milijonų metų evoliucijos. Žemė sukasi nuo pat savo gimimo, kai milžiniškas smūgis, planeta dydžio su Marsą, trenkė į jauną Žemę ir suteikė jai šį amžiną sukimąsi. Tas smūgis ne tik sukūrė Mėnulį, bet ir įrašė į planetos DNA šį nenutrūkstamą judėjimą. Kiekviena atomų grandinė jūsų kūne, kiekviena vandens molekulė vandenynuose, kiekvienas oro sluoksnis stratosferoje, visi jie dalyvauja šiame kosminėme šokyje. Ir jei šokis staiga sustotų, inercija taptų žudike. Įsivaizduokite, kad stovite ant karuselės, kuri sukasi 20 kartų per minutę. Jūsų rankos laiko turėklą, kojos įsirėmusios į grindis. Staiga karuselė sustoja, nelėtėja, o sustoja akimirksniu. Jūsų rankos nebelaiko turėklo, nes jūsų kūnas vis dar juda tą pačią spartą. Jūs skrendate nuo karuselės kaip sviedinys. Dabar padidinkite karuselę iki planetos dydžio. Padidinkite greitį iki 1670 km/h. Ir suprasite, kad tai ne metafora, tai tikslus fizikos aprašymas. Niutono pirmasis dėsnis, kurį mokykloje mokėmės kaip abstrakčią formulę, staiga tampa apokaliptiniu scenarijumi. Kūnas ramybėje lieka ramybėje, kūnas judėjime tęsia judėjimą, nebent veikia išorinė jėga. Žemė sustoja, tai išorinė jėga. Bet jūsų kūnas, atmosfera, vandenynai, jie neturi priežasties sustoti. Jie tęsia judėjimą. Ir šis judėjimas tampa vėju, kuris stipresnis už bet kokį uraganą, tornado ar taifūną kada nors užfiksuotą žmonijos istorijoje. Pirmąją sekundę po sustojimo niekas nepasikeis. Jūs vis dar stovėsite ant žemės, vis dar kvėpuosite, vis dar galvotumėte, kad viskas gerai. Bet jau šią sekundę atmosfera virš jūsų galvos juda 1670 km/h į rytus. Antrąją sekundę pajusite vėją. Nepaprastą vėją, siaubingą jėgą, kuri plėšia orą iš plaučių. Trečiąją sekundę šis vėjas jau bus stipresnis už bet kokį uraganą. Penktąją kategoriją tai vėjai nuo 220 km/h. Tai, kas dabar vyksta, yra 8 kart stipriau. 10 sekundę pastatai pradeda byrėti. Ne dėl to, kad jie silpni, dėl to, kad oro masė, judanti tokiu greičiu, turi kinetinę energiją prilygstančią branduoliniam sprogimui. 20 sekundę medžiai išraunami su šaknimis. Automobiliai kyla į orą kaip lapai. Žmonės, tie, kurie dar gyvi, skraido ore kaip lėlės. 30 sekundę betoniniai pastatai, plieno konstrukcijos tiltai, viskas pradeda irti. 60 sekundę ant žemės paviršiaus nebelieka nieko, kas būtų aukštesnis už keliasdešimtis centimetrų. Kodėl taip nutinka?
Kodėl sustojusi planeta tampa mirties spąstais viskam, kas ant jos? Atsakymas slypi ne planetoje, o tame, kas ją supa. Atmosfera, šis plonas oro sluoksnis, kuris leidžia mums kvėpuoti, sveria 5 kvadrilijonus tonų. 5 su 15 nulių. Ir visa ši masė dabar juda greičiau nei garso greitis. Kai kažkas juda tokiu greičiu, tai nebėra vėjas. Tai smūginė banga. Tai siena iš suspausto oro, kuri trupina viską savo kelyje. Įsivaizduokite, kad stovite prieš traukinį, kuris lekia 1600 km/h. Dabar įsivaizduokite, kad šis traukinys yra ne geležis ir plienas, o visa atmosfera nuo Žemės paviršiaus iki kosmoso ribos. Nėra vietos, kur pasislėpti. Nėra bunkerio, kuris atlaikytų. Net giliausi požemiai nepadės, nes oro slėgis virš jų keisis taip greitai, kad konstrukcijos implozuos kaip povandeninės laivai, pakilę į paviršių per greitai. Bet atmosfera – tai tik pradžia. Vandenynai, kurie dengia 72 procentus planetos paviršiaus, taip pat juda 1670 km/h. Vanduo yra 800 kartų tankesnis už orą. Kai jis juda tokiu greičiu, tai nebėra banga, tai judanti kalnų grandinė. Ramusis vandenynas, Atlanto vandenynas, Indijos vandenynas, visi jie staiga tampa milžiniškais tsunamiais, kurių aukštis siekia kelis kilometrus. Šie vandens kalnai juda į rytus, užliedami visus žemynus savo kelyje. Pirmosios nukentės pakrantės, jos bus užlietos per kelias minutes. Bet vanduo nesustos. Jis tęs judėjimą į vidų, kildamas aukštyn, užliedamas kalnus, plokščiakalnes, net aukštikalnes. Fizikai apskaičiavo, kad vanduo pasieks aukštį 3000 metrų virš dabartinio jūros lygio. Tai reiškia, kad dauguma pasaulio miestų atsidurs po vandeniu. Tik aukščiausios kalnų viršūnės, Himalajai, Andai, Alpės išliks kaip salos šioje naujoje vandens planetoje. Kodėl vanduo pakyla taip aukštai? Dėl to, kad Žemės sukimasi sukuria centrinę jėgą, kuri išpučia planetą prie pusiaujo. Žemė nėra tobulas rutulys, ji yra oblatas sferoidas, įsipūtęs pusiaujo srityje. Skirtumas tarp pusiaujo spindulio ir ašigalių spindulio yra 21 km. Šis įsipūtimas egzistuoja tik dėl sukimosi. Kai sukimasi sustoja, gravitacija pradeda traukti šį perteklinį vandenį ir uolieną atgal link centro. Bet vanduo juda greičiau nei uoliena. Jis plūsta link ašigalių, link šiaurės ir pietų. Pusiaujo regionai, kur dabar yra giliausios vandenynų įdubos, tampa sausuma. O ašigaliai, kur dabar yra ledynai, tampa giliausiais vandenynais planetoje. Tai ne tik geografijos pasikeitimas, tai visiško planetos pavidalų perkūrimas. Žemė, kurią pažinojome, išnyksta. Lieka nauja planeta, kurioje fizikos dėsniai vis dar galioja, bet jų pasekmės yra visiškai kitokios. Ir dar yra magnetinis laukas. Žemės branduolys, išorinis branduolys iš išlydyto geležies ir nikelio, sukasi šiek tiek greičiau nei likusi planeta. Šis skirtumas tarp branduolio sukimosi ir mantijos sukimosi sukuria dinamo efektą, elektros srovės, kurios generuoja magnetinį lauką. Šis laukas apsaugo mus nuo Saulės vėjo, srautų įkrautų dalelių, kurios nuolat bombarduoja planetą. Be magnetinio lauko šios dalelės pasiektų paviršių, sunaikindamos ozoninį sluoksnį, jonizuodamos atmosferą, darydamos planetą negyvenamą. Kai Žemė sustoja, branduolys tęsia sukimasi dar kurį laiką, galbūt kelis mėnesius ar metus, bet galiausiai trinties jėgos sulėtins ir jį. Kai branduolys sustos, dinamo efektas išnyks. Magnetinis laukas susilpnės per kelis šimtmečius, kol visiškai išnyks. Ir tada Žemė taps kaip Marsas, planeta, kuri kadaise turėjo magnetinį lauką, bet jį prarado ir kartu prarado savo atmosferą, vandenį, gyvybės galimybę. Bet grįžkime prie pirmųjų 60 sekundžių. Nes būtent jos lemia viską. Įsivaizduokite, kad esate pusiaujo linijoje, Ekvadore, Kenijoje, Indonezijoje. Čia sukimosi greitis didžiausias. Čia katastrofa prasideda pirmiausia ir yra žiauriausia. Planeta sustoja.
Pirmąją sekundę jūsų kojos vis dar liečia žemę, bet jūsų kūnas jau juda į rytus 465 metrus per sekundę. Tai greitis, kuriuo kulka išlekia iš šautuvų vamzdžio. Antrąją sekundę jūsų pėdos atitrūksta nuo žemės. Jūs skrendate. Nešokate, skrendate horizontaliai kaip sviedinys. Trečiąją sekundę oro pasipriešinimas pradeda veikti jūsų kūną. Bet šis oras pats juda tą pačią spartą, tad pasipriešinimas yra minimalus. Jūs skrendate per orą, kuris juda kartu su jumis, kaip žuvis vandenyje. Penktąją sekundę jūs smūgiuojate į kažką, pastatą, medį, kalną. Smūgio jėga prilygsta tam, tarsi būtumėte pataikę į betoninę sieną lėkdami reaktyviniu lėktuvu. Jūsų kūnas neatlaikytų. Niekas neatlaikytų. Bet ne visi žmonės žūtų vienodai. Tie, kurie yra arčiau ašigalių, Islandijoje, Norvegijoje, Antarktidoje, juda lėčiau. Šiaurės ašigalyje sukimosi greitis yra 0. Ten žemės sustojimas būtų nejuntamas bent jau pirmąsias sekundės. Bet vėjas, ateinantis iš pietų, pasiektų ir juos. Atmosfera, judanti iš pusiaujo link ašigalių, sukurtų vėjus, kurių greitis mažėtų su platuma, bet vis tiek būtų mirtini. Net prie 60 platumo Helsinkyje, Osle, Sankt Peterburge vėjas siektų 800 km/h. Tai vis dar dvigubai stipriau už stipriausią kada nors užfiksuotą tornadą. Taigi išgyvenimo zona būtų tik pačiuose ašigaliuose, mažiau nei 1% žemės paviršiaus. Ir net ten žmonės žūtų ne nuo vėjo, o nuo to, kas ateina po jo, nuo vandens, nuo temperatūros pokyčių, nuo magnetinio lauko išnykimo. Kodėl mes niekada nepagalvojame apie tai? Kodėl žemės sukimasis atrodo toks savaime suprantamas, toks nekintamas? Nes mes gyvename laiko skalėje, kur planetos procesai atrodo amžini. Žmogaus gyvenimas 70, 80, 100 metų. Žemės sukimasis lėtėja 2 milisekundės per šimtmetį. Per visą žmonijos istoriją 10 000 metų diena pailgėjo vos 50 milisekundžių. Tai nepastebima. Bet fizika sako, kad šis procesas nenutrūkstamas. Mėnulis traukdamas potvinius lėtina žemės sukimasi. Kiekvienas potvinis tai trinties jėga, kuri atima planetos kinetinę energiją. Ir ši energija nepasimeta. Ji perduodama Mėnuliui, kuris dėl to lėtai tolsta nuo Žemės 3 cm per metus. Praeityje prieš 4 milijardus metų Mėnulis buvo 20 kartų arčiau, o Žemės diena truko tik 5 valandas. Planeta sukosi taip greitai, kad vėjai nuolat siautė greičiau nei šiuolaikiniai uraganai. Bet gyvybė prisitaikė. Gyvybė visada prisitaiko prie to, kas yra, ne prie to, kas galėtų būti. Dabar perkelkime šį scenarijų į realybę. Ne į fantaziją, o į fizikos laboratorijos tikslumą. Mokslininkai yra apskaičiavę kiekvieną šio įvykio aspektą. Pirmasis, kas nutiktų – atmosferos atskyrimas. Troposfera, stratosfera, mezosfera – visi šie sluoksniai juda skirtingais greičiais po sustojimo. Troposfera – arčiausiai paviršiaus sustabdoma trinties su Žeme. Bet stratosfera 20 km aukštyje neturi tiesioginės trinties su paviršiumi. Ji tęsia judėjimą. Susidaro milžiniškas šlyties efektas, atmosferos sluoksniai trina vienas kitą, generuodami šilumą. Temperatūra oro sluoksniuose pakyla 100 laipsnių. Oras užsidega. Ne metaforiškai, tiesioginė prasme. Deguonis slėgiamas ir kaitinamas trinties pradeda spontaniškai degti. Visa atmosfera tampa liepsna. Antrasis efektas – vandenynų poslinkis. Vandenynai yra giliausieji prie pusiaujo, ten, kur centrinė jėga juos išstūmė per milijardus metų. Ramusis vandenynas vidutiniškai yra 4200 metrų gylio. Atlanto vandenynas 3600 metrų. Kai Žemė sustoja, šis vanduo tęsia judėjimą į rytus. Bet ne kaip banga, kaip judanti masė, kuri dengia visą vandenyno plotą. Įsivaizduokite sieną vandens, aukštesnę už Everestą, kuri juda greičiau nei garso greitis. Ši siena pasiekia Pietų Amerikos pakrantę per kelias minutes.
Ji užlipa ant žemyno kaip milžiniškas potvynis, nešdama viską savo kelyje - miestus, kalnus, miškas. Vanduo nesustoja, kol nepasiekia Andų. Ir net tada jis tęsia judėjimą, kildamas aukštyn, užliedamas viršūnes, kurios dabar yra 3000 metrų virš jūros lygio. Trečiasis efektas - tektoninių plokščių suirimas. Žemės pluta - tai ne vientisa kevalė, o mozaika iš 14 didžiulių plokščių, kurios plūduriuoja ant išlydytos mantijos. Šios plokštės juda keliais centimetrais per metus, lėtai, bet nenutrūkstamai. Jų judėjimą valdo mantijos konvekcija, kuri savo ruožtu priklauso nuo Žemės sukimosi. Kai planeta sustoja, konvekcijos rautai sutrinka. Mantija, kuri buvo karšta ir tekanti, pradeda aušti netolygiai. Plokštės, kurios buvo balansuojančios, pradeda nestabiliai judėti. Žemės drebėjimai, kurių magnitudas viršija 10 balų, prasideda visame pasaulyje vienu metu. Ugnikalniams, kurie buvo neaktyvūs tūkstančius metų, prasiveržia magma. Žemės pluta trūkinėja kaip ledas ant ežero pavasarį. Ir pro šias plyšius veržiasi mantijos medžiaga, išlydyta uoliena, kurios temperatūra siekia 1200 laipsnių Celsijaus. Ketvirtasis efektas - gravitacijos anomalijos. Žemė, kaip minėjome, yra įsipūtusi prie pusiaujo. Šis įsipūtimas reiškia, kad gravitacija nėra vienoda visame paviršiuje. Pusiaujo linijoje jūs sveriate šiek tiek mažiau nei ašigaliuose, nes esate toliau nuo planetos centro. Kai Žemė sustoja, centrinė jėga, kuri kompensuoja šį skirtumą, išnyksta. Staiga gravitacija pusiaujo linijoje padidėja 1,5%. Tai neskamba daug, bet kai jūsų kūnas sveria 70 kg, staiga jis sveria 71 kg. Jūsų širdis, kuri buvo pripratusi prie tam tikro kraujo slėgio, dabar turi pumpuoti prieš didesnę gravitaciją. Jūsų plaučiai turi kelti krūtinę prieš didesnę jėgą. Tie, kurie turi širdies ligų, mirtų per kelias minutes net be vėjo ir vandens. Penktasis efektas - dienos ir nakties išnykimas. Žemė, kuri neapsisuka, visada būtų atsukta tą pačią pusę į Saulę. Viena pusė - amžina diena. Kita pusė - amžina naktis. Dienos pusėje temperatūra pakiltų iki 150 laipsnių Celsijaus, karščiau nei dykumose. Nakties pusėje temperatūra nukristų iki -100 laipsnių Celsijaus, šalčiau nei Antarktidoje. Tarp šių dviejų kraštutinumų būtų siauras ruožas, terminatorius, riba tarp šviesos ir tamsos, kur temperatūra būtų pakeliama. Bet šis ruožas nuolat judėtų, nes Žemė vis dar skrieja aplink Saulę. Per metus terminatorius apeitų visą planetą. Tai reikštų, kad net išgyvenę pirmasias 60 sekundžių turėtų migruoti, sekdami šią siaurą gyvenamą zoną, arba žūti nuo karščio ar šalčio. Ar galėtų kas nors išgyventi? Fizika sako, teoriškai taip, bet praktiškai beveik neįmanoma. Išgyvenimo sąlygos - būti tiksliai ant vieno iš ašigalių, kur sukimosi greitis yra 0. Turėti požeminį bunkerį, kuris atlaikytų žemės drebėjimus. Turėti maisto ir vandens atsargų keliems metams. Turėti technologijas, kurios leistų filtruoti orą, kai atmosfera taps toksiška. Ir turėti būdą apsisaugoti nuo kosminio spinduliavimo, kai magnetinis laukas išnyks. Net jei visą tai turėtumėte, išgyventumėte tik tam, kad pamatytumėte, kaip planeta lėtai miršta. Nes be sukimosi Žemė nebėra gyva planeta. Ji tampa akmeniu kosmose kaip Mėnulis, kaip Merkurijus, pasaulis be vėjo, be vandens ciklo, be gyvybės. Kodėl mes apie tai kalbame? Kodėl svarbu suprasti, kas nutiktų, jei Žemė sustotų, kai žinome, kad tai neįmanoma? Nes šis scenarijus atskleidžia kažką gilesnio. Jis parodo, kaip trapi yra mūsų egzistencija. Mes gyvename ant planetos, kuri sukasi tiksliai tinkamu greičiu, ne per greitai, ne per lėtai. Jei Žemė suktųsi dvigubai greičiau, centrinė jėga būtų tokia stipri, kad gravitacija nebegalėtų išlaikyti atmosferos. Jei suktųsi dvigubai lėčiau, temperatūrų skirtumai tarp dienos ir nakties būtų tokie dideli, kad gyvybė negalėtų egzistuoti. Mes gyvename siaurame parametrų lange, kur viskas yra kaip tik.
Ir šis kaip tik nėra atsitiktinumas, tai 4,6 milijardų evoliucijos rezultatas. Planeta prisitaikė prie savo sukimosi. Gyvybė prisitaikė prie planetos. Ir mes, žmonės, esame šios grandinės paskutinė grandis, būtybės, kurios gali suprasti, kaip trapi yra jų egzistencija. Istorija žino momentus, kai žmonės bandė suprasti Žemės sukimąsi. Senovės graikai manė, kad Žemė nejuda, tai dangus sukasi aplink ją. Aristotelis tvirtino, kad Žemė yra visatos centras, o visos žvaigždės pritvirtintos prie kristalinio sferos, kuri sukasi aplink mus. Šis požiūris dominavo 2000 metų. Kodėl? Nes jis atitiko tai, ką matome. Kai žiūrime į dangų, atrodo, kad Saulė kyla rytuose ir leidžiasi vakaruose. Atrodo, kad žvaigždė sukasi aplink šiaurės žvaigždę. Atrodo, kad mes nejudame. Ir šis atrodo buvo pakankamai įtikinamas, kad net protingiausi žmonės tikėtų juo. Pirmasis, kuris suabejojo, buvo Aristarchas iš Samo 3 amžiuje prieš mūsų erą. Jis pasiūlė, kad Žemė sukasi aplink savo ašį ir aplink Saulę. Bet jo idėjos buvo atmestos kaip absurdiškos. Kodėl? Nes jei Žemė sukasi, kodėl mes nepajuntame vėjo? Kodėl paukščiai gali skristi į vakarus, jei Žemė juda į rytus? Kodėl, jei pašoksite, nusileidžiate toje pačioje vietoje, o ne keliais metrais į vakarus? Šie klausimai atrodė neįveikiami. Ir tik po 1800 metų Koperniko heliocentrinis modelis pradėjo keisti mąstymą. Bet net Kopernikas negalėjo įrodyti, kad Žemė sukasi, jis tik parodė, kad matematika tampa paprastesnė, jei taip manome. Tikrasis įrodymas atėjo tik 1849 metais, kai Leonas Foucault Paryžiuje pakabino 67 metrus ilgio švytuoklę po Panteono kupolu. Ši švytuoklė svyravo viena plokštuma, bet lėtai, labai lėtai jos svyravimo plokštuma sukosi. Ne dėl to, kad kas nors ją stumtų, o dėl to, kad grindys po ją sukosi. Žemė sukosi po švytuoklę, o švytuoklė išliko ištikima savo pradiniai krypčiai kosmose. Tai buvo pirmasis tiesioginis, matomas, neginčiamas Žemės sukimosi įrodymas. Žmonės galėjo ateiti, pažiūrėti ir pamatyti, kaip planeta sukasi po jų kojomis. Foucault švytuoklė tapo simboliu ne tik mokslo pergalės, bet ir žmogiškojo suvokimo ribotumo. Mes gyvenome ant besisukančios planetos milijonus metų ir niekada to nepastebėjome, kol vienas žmogus nepakabino virvės su svarsčiu. Bet Foucault eksperimentas atskleidė ir kažką gilesnio. Jis parodė, kad yra absoliuti erdvė, kuri nepriklauso nuo mūsų judėjimo. Švytuoklė išliko ištikima šiai absoliučiai erdvei, net kai Žemė sukosi po ją. Tai buvo iššūkis Einšteino reliatyvumui, kuris dar nebuvo suformuluotas. Einšteinas vėliau pasakys, kad nėra absoliučios erdvės, viskas reliatyvu. Bet Foucault švytuoklė rodo, kad yra kažkas, kas nereliatyvu - inercija. Kūnas, kuris juda, nori tęsti judėjimą tą pačią kryptimi, nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplink jį. Ir ši inercija yra absoliuti. Ji nepriklauso nuo stebėtojo. Ji yra įrašyta į pačią erdvės laiko struktūrą. Grįžkime prie sustojusios Žemės. Po pirmųjų 60 sekundžių, kai vėjas nusiaubė paviršių, prasideda antrasis etapas - vandens persiskirstimas. Vandenynai, kurie dabar juda į rytus, pradeda lėtėti dėl trinties su žemyno pakrantėmis. Bet jų kinetinė energija yra tokia milžiniška, kad lėtėjimas užtrunka valandas, galbūt dienas. Per šį laiką vanduo užlieja visus žemynus, išskyrus aukščiausias viršūnes. Bet tada prasideda atvirkštinis procesas. Gravitacija pradeda traukti vandenį atgal. Ne į vandenynus, kur jis buvo, o link ašigalių. Nes dabar be centrinės jėgos Žemė pradeda grįžti į savo tikrąją formą, ne oblatus sferoidas, o beveik tobulas rutulys. Ir šis grįžimas reiškia, kad vanduo, kuris buvo pusiaujo linijoje, dabar turi tekėti link šiaurės ir pietų. Susidaro du milžiniški vandenynai aplink ašigalius, o pusiaujo regionai tampa sausuma. Tai negreitas procesas, jis užtrunka dešimtmečius. Bet jo rezultatas yra nauja planeta, kur geografija visiškai pasikeitusi.
Trečiasis etapas – klimato kolapsas. Be sukimosi nėra Korioliuso jėgos. Ši jėga, kuri nukreipia vėjus ir vandenyno sroves, yra atsakinga už visą Žemės klimato sistemą. Pasatai, vakarų vėjai, monsūnai, visi jie egzistuoja dėl Korioliuso efekto. Golfo srovė, kuri šildo Europą, yra nukreipiama Korioliuso jėgos. Be jos šios srovės išnyktų. Klimatas, kurį pažinojome, išnyktų. Vietoj jo atsirastų nauja sistema, paprasta, bet žiauri. Karštas oras kyla dienos pusėje, šaltas oras leidžiasi nakties pusėje. Tarp jų nuolatinis vėjas, pučiantis nuo dienos link nakties. Šis vėjas būtų nuolatinis, nesikeičiantis, monotoniškas. Ir jis nešiotų visą drėgmę iš dienos pusės į nakties pusę, kur jį užšaltų kaip ledas. Lėtai per šimtmečius visa Žemės drėgmė susikauptų ašigaliuose kaip milžiniški ledynai. Dienos pusė taptų dykima. Nakties pusė – ledu. Ir tik Terminatorius, ta siaura riba tarp šviesos ir tamsos, išliktų vieta, kur vanduo gali būti skystas. Kas nutiktų gyvybei? Dauguma rūšių išnyktų per pirmas 60 sekundžių. Tie, kurie išgyventų, mikroorganizmai giliuose vandenynuose, bakterijos po žeme, tęstų egzistenciją. Bet evoliucija, kuri sukūrė sudėtingą gyvybę, sustotų. Nesudėtinga gyvybė reikalauja stabilumo. Reikalauja nuspėjamų metų laikų, dienos ir nakties ciklo, vandens ciklo. Be sukimosi viso šito nėra. Yra tik chaosas, ekstremalios temperatūros, nuolatinis vėjas. Galbūt po milijonų metų atsirastų naujos gyvybės formos, prisitaikiusios prie šių sąlygų. Bet jos būtų visiškai kitokios nei visa, ką žinome. Galbūt jos gyventų tik Terminatoriuje, migruodamos aplink planetą, sekdamos šią siaurą gyvenamą zoną. Galbūt jos būtų požeminės, gyvenančios tunelių sistemose, kur temperatūra stabili. Bet jos nebūtų mes. Jos nebūtų niekas, kas primena žmoniją. Ar yra būdas išgelbėti planetą? Ar galėtume kaip nors atkurti sukimąsi? Teoriškai – taip. Praktiškai – ne. Kad atkurtumėte Žemės sukimąsi, reikėtų pridėti kinetinės energijos, kuri lygi tai, kuri buvo prarasta. Ši energija yra astronominė 2 su 29 nuliais džaulių. Tai milijoną kartų daugiau energijos, nei visa žmonija pagamino per visą savo istoriją. Net jei turėtume tokią energiją, kaip ją panaudotume. Negalime tiesiog stumti planetos iš išorės, reikėtų veikti jos masės centrą. Vienintelis būdas būtų naudoti gravitacinius manevrus, praskraidinti pro Žemę milžinišką asteroidą ar kometą, kurios gravitacija lėtai per tūkstančius orbitų perduotų impulsą planetai. Bet tai užtruktų milijonus metų. Ir per tą laiką žmonija jau būtų išnykusi. Taigi sustojusi Žemė – tai ne tik fizikos eksperimentas. Tai egzistencinė pamoka. Pamoka apie tai, kaip priklausomi esame nuo dalykų, kurių nepastebime. Žemės sukimasis – tai nepaprastas faktas, kurį išmokstame mokykloje. Tai pagrindas, ant kurio pastatyta visa mūsų realybė. Diena ir naktis, metų laikai, vėjas, vandens ciklas, magnetinis laukas, net gravitacijos stiprumas – visa tai priklauso nuo to, kad planeta sukasi. Ir kai suprantame, kaip trapi yra ši sistema, pradedame vertinti kiekvieną rytą, kai Saulė vėl pakyla rytuose. Nes šis pakilimas nėra garantuotas amžinybė, jis garantuotas tik tol, kol planeta tęsia savo amžiną šokį. Bet kas iš tikrųjų yra šis sukimasis? Iš kur jis atsirado? Ir ar jis gali sustoti ne dėl fantastinio scenarijaus, o dėl realių fizikos procesų? Atsakymai į šiuos klausimus slepiasi ne tik Žemės istorijoje, bet ir visatos dėsniuose, kurie valdo viską nuo mažiausios dalelės iki didžiausios galaktikos. Ir šie dėsniai kalba apie kažką stulbinančio, sukimasis nėra tik judėjimas. Sukimasis yra atmintis. Atmintis apie tai, kaip gimė planeta, kaip ji susiformavo, kokios jėgos ją sukūrė. Kiekvienas Žemės apsisukimas tai atspindys to pirmojo smūgio, kuris įvyko prieš 4,6 milijardų metų, kai jauna Žemė susidūrė su kita planeta ir gimė Mėnulis.
Tas smūgis vis dar gyvena planetoje. Jis gyvena kiekviename saulėtekio momente, kiekviename vėjo gūsyje, kiekviename potvynio bange. Ir štai paradoksas, kuris verčia sustoti ir pagalvoti. Mes gyvename ant planetos, kuri yra 4 milijardų metų senumo įvykio atspindys. Kiekviena mūsų diena yra to įvykio tęsinys. Mes nesame atskirti nuo kosminės istorijos, mes esame jos dalis. Kiekvienas žingsnis, kurį žengėte, kiekvienas kvėpavimas, kurį darote, vyksta ant paviršiaus, kuris juda kosmišku greičiu. Ir šis judėjimas nėra kliūtis, tai sąlyga. Sąlyga gyvybei, sąlyga sąmonei, sąlyga tam, kad galėtume stovėti ir žvelgti į žvaigždes, klausdami, kodėl mes čia esame. Kai Žemė sustotų, šis klausimas prarastų prasmę. Nes nebūtų nieko, kas galėtų jį užduoti. Nebūtų miestų, kuriuose gimsta filosofai. Nebūtų laboratorijų, kuriuose mokslininkai ieško atsakymų. Nebūtų netylios nakties, kai galite išeiti į lauką ir pamatyti paukščių taką, tą milžinišką spiralę iš 100 milijardų žvaigždžių, kuri taip pat sukasi kaip ir Žemė, kaip ir visa visatoje. Sukimasis nėra atsitiktinumas. Sukimasis yra visatos būdas egzistuoti. Nuo elektronų, kurie sukasi aplink atomų branduolius, iki galaktikų, kurios sukasi aplink juodąsias skyles, viskas sukasi. Ir šis sukimasis yra ne tik judėjimas. Tai informacijos išsaugojimas. Tai energijos forma. Tai būdas, kaip visata atsimena savo praeitį ir kuria savo ateitį. Žemė sustoja ir mes suprantame, kad niekada nebuvome nejudantys. Mes visada judėjome. Judėjome kartu su planeta, kartu su Saulės sistema, kuris skrieja aplink galaktikos centrą 220 km per sekundę greičiu. Judėjome kartu su galaktika, kuri lekia link Andromedos 600 km per sekundę. Judėjome kartu su vietinė galaktikų grupė, kuri traukiama didžiojo traktoriaus gravitacinės anomalijos esančios 250 milijonų šviesmečių atstumu. Mes niekada nebuvome ramybėje. Ramybė – tai iliuzija, kurią sukuria sinchroninis judėjimas. Ir kai šis judėjimas nutrūksta, iliuzija subyrėja ir mes matome tikrąją realybę. Esame dulkės ant akmens, kuris skrieja per begalinę tuštumą kosmišku greičiu. Bet kodėl Žemė apskritai sukasi? Kodėl nestovi vietoje, kaip manė senovės filosofai? Atsakymas slypi planetų formavimosi teorijoje. Prieš 4 milijardus 600 milijonų metų Saulės sistema buvo tik dulkių ir dujų debesis, protosaulinis diskas. Šis diskas sukosi aplink jauną Saulę, nes pats debesis, iš kurio jis susidarė, sukosi. O debesis sukosi dėl to, kad visata niekada nėra tobulai vienoda, visada yra nedideli tankio skirtumai, kurie sukuria gravitacinius gradientus, o šie gradientai sukuria sukimąsi. Taigi Žemės sukimasis yra paveldėtas iš debesies, kuris egzistavo prieš Saulės sistemą. Ir tas debesis paveldėjo sukimąsi iš dar ankstesnio debesies. Ir taip pat gal iki pat didžiojo sprogimo, kai pirmieji tankio svyravimai kvantinėje putoje sukūrė pirmuosius sukimosi centrus. Žemė sukasi, nes visata sukasi. Ir visata sukasi, nes kvantinė puta, iš kurios ji gimė, niekada nebuvo tobulai rami. Tai reiškia, kad kiekvienas Žemės apsisukimas yra atspindys įvykio, kuris nutiko prieš 14 milijardų metų, didžiojo sprogimo. Mes gyvename ne tik ant planetos, kuri atsimena savo gimimą, bet ir ant planetos, kuri atsimena visatos gimimą. Kiekvienas saulėtekis tai atspindys pirmųjų sekundžių po didžiojo sprogimo, kai energija pradėjo virsti materiją, o materija pradėjo judėti. Ir šis judėjimas niekada nesustojo. Jis tik transformavosi iš chaoso į tvarką, iš debesies į žvaigždes, iš žvaigždžių į planetas, iš planetų į gyvybę. Sustojusi Žemė – tai ne tik katastrofos scenarijus. Tai mintis eksperimentas, kuris leidžia mums pamatyti, kas yra tikrai svarbu. Kas yra esmė, o kas tik paviršius. Ir esmė yra ši – judėjimas yra gyvybė. Ramybė yra mirtis. Planeta, kuri nejuda, yra negyva planeta. Planeta, kuri sukasi, yra gyva, ne biologinė prasme, bet fizikinė. Ji turi energiją, ji turi dinamiką, ji turi galimybę keistis, evoliucionuoti, kurti.
Ir mes, gyvi organizmai ant jos paviršiaus, esame šios dinamikos dalis. Mes nesame atskirti nuo planetos, mes esame jos išraiška. Kiekvienas mūsų judesys, kiekviena mintis, kiekvienas kvėpavimas yra galimas tik todėl, kad planeta juda. Sustabdykite planetą ir sustabdysite viską, kas daro mus gyvus. Ar galime įsivaizduoti pasaulį, kur Žemė nesukasi? Kur viena pusė visada žiūri į Saulę, o kita į žvaigždės? Kur nėra rytojaus, nes nėra rytdienos? Kur laikas nebematuojamas dienomis, o tik metais, vienu ilgu apskriejimu aplink Saulę? Toks pasaulis būtų ne tik fiziškai kitoks, bet ir filosofiškai. Nes mūsų sąmonė, mūsų kultūra, mūsų kalba, visa tai pastatyta ant dienos ir nakties ciklo. Mes sakome rytoj vakar, šiandien šie žodžiai reiškia Žemės sukimąsi. Mes skirstome laiką į valandas, minutes, sekundės, šis skirstimas kilo iš poreikio matuoti dienos ilgį. Net mūsų biologiniai ritmai, cirkadiniai ciklai, yra susieti su 24 valandų periodu. Be šio periodo mūsų kūnai nebeveiktų normaliai. Miegas, hormonų gamyba, ląstelių atsinaujinimas, visa tai sinchronizuota su Žemės sukimusi. Sustabdykite sukimąsi ir sustabdysite ne tik planetą, bet ir pačią gyvybės logiką. Ir štai paskutinis, giliausias paradoksas – Žemė negali sustoti. Ne dėl to, kad nėra jėgos, kuri galėtų ją sustabdyti, tokia jėga teoriškai galėtų egzistuoti. Bet dėl to, kad sustojimas prieštarauja pačiai visatos prigimčiai. Visata yra judėjimas. Nuo mažiausios kvantinės dalelės, kuri virpa energijos laukuose, iki didžiausios galaktikų spiečiaus, kuris plečiasi erdvėje, viskas juda. Ramybė neegzistuoja. Net vakuumas, kurį vadiname tuščia erdve, yra pilnas virtualių dalelių, kurios atsiranda ir išnyksta milijardus kartų per sekundę. Net laikas juda į priekį, niekada atgal, niekada nesustodamas. Sustabdyti Žemę reikštų sustabdyti dalį šio visatos judėjimo. Ir tai būtų ne tik fizinis įvykis, bet ir metafizinis, tai būtų visatos dėsnių pažeidimas, realybės struktūros sulaužimas. Taigi, kai kalbame apie sustojusią Žemę, iš tikrųjų kalbame apie kažką didesnio. Kalbame apie tai, kas nutiktų, jei visatos dėsniai staiga pasikeistų. Jei inercija išnyktų. Jei gravitacija sustiprėtų. Jei laikas sustotų. Šie scenarijai atrodo fantastiniai, bet jie padeda mums suprasti, kokie yra tikri dėsniai. Nes tik bandydami juos pažeisti, suprantame, kodėl jie tokie, kokie yra. Tik įsivaizduodami pasaulį be sukimosi, suprantame, kodėl sukimasis yra būtinas. Tik matydami katastrofą, suprantame, kaip trapi yra tvarka. Ir galbūt būtent tai yra giliausias šios scenarijaus mokymas – tvarka nėra natūrali būsena. Chaosas yra natūrali būsena. Tvarka tai išimtis, kuri egzistuoja tik todėl, kad tam tikros sąlygos yra kaip tik tinkamos. Žemė sukasi kaip tik tinkamu greičiu. Saulė yra kaip tik tinkamu atstumu. Mėnulis yra kaip tik tinkamo dydžio. Atmosfera turi kaip tik tinkamą sudėtį. Ir visi šie kaip tik kartu sukuria sąlygas gyvybei. Pakeiskite bet kurį iš jų ir gyvybė išnyksta. Sustabdykite sukimąsi ir išnyksta ne tik gyvybė, bet ir pati galimybė gyvybei atsirasti ateityje. Ar tai reiškia, kad esame laimingi atsitiktinumo vaikai? Ar tai reiškia, kad mūsų egzistencija yra stebuklas, kuris neturėtų būti įmanomas? Fizika nesako taip ar ne. Fizika tik parodo skaičius, lygtis, tikimybės. Bet kai žiūrime į šiuos skaičius, matome kažką, kas verčia sustoti ir pagalvoti, visata yra pilna planetų. 100 milijardų galaktikų, kiekviena su 100 milijardų žvaigždžių, daugelis su planetomis. Ir statistiškai bent dalis šių planetų turi sukimąsi panašų į Žemės. Turi magnetinį lauką. Turi vandenį. Turi sąlygas gyvybei. Tai reiškia, kad mes nesame unikalūs. Bet tai taip pat reiškia, kad kiekviena tokia planeta yra stebuklas, ne todėl, kad ji vienintelė, bet todėl, kad ji egzistuoja nepaisant to, kaip lengva būtų jai neegzistuoti. Žemė sukasi. Ir kol ji sukasi, mes gyvename.
Tai ne filosofija, tai fizika. Bet fizika, kuri skamba kaip poezija. Bet kas iš tikrųjų vyksta tą pirmąją mikrosekundę, kai planeta sustoja. Ne metaforiškai, fiziškai, molekulės lygmeniu, atomo lygmeniu, energijos lygmeniu. Įsivaizduokite, kad esate oro molekulė, ne žmogus, bet viena azoto molekulė stratosferoje 20 km virš Žemės. Jūs judite į rytus 465 metrai per sekundę kartu su visa atmosfera. Staiga Žemė po jumis sustoja. Bet jūs, molekulė, nežinote apie tai. Jūsų kinetinė energija vis dar ta pati. Jūsų greitis vis dar tas pats. Jūsų kryptis vis dar ta pati. Ir štai prasideda atskyrimas. Žemės paviršius sustoja, bet jūs tęsiate kelionę. Pirmąją mikrosekundę jūs vis dar esate virš tos pačios vietos. Antrąją jau ne. Jūs pajudėjote į rytus pusę metro, o planeta po jumis pajudėjo į vakarus pusę metro. Iš jūsų perspektyvos jūs nejudate. Tai Žemė staiga pradėjo skrieti į vakarus kosmišku greičiu. Tas pats vyksta su kiekviena molekule atmosferoje. Su kiekvienu vandens lašu vandenynuose. Su kiekvienu atomu jūsų kūne. Tai ne vėjas, tai masės atskyrimas nuo planetos, tarsi kažkas nuplėštų odą nuo obuolio vienu judesiu, palikdamas tik branduolį. Dabar įsivaizduokite, kad esate pastato sieną, ne žmogus, bet betoninė konstrukcija 10 metrų aukščio. Jūsų pamatai įsmeigti į žemę, plienas, betonas, akmuo. Kai žemė sustoja, pamatai sustoja kartu su ja. Bet jūsų viršutinė dalis, langai, stogas, antenos, vis dar turi greitį 465 metrai per sekundę. Kas nutinka? Tas pats, kas nutinka medžiui, kai jo kamieną perrauna pjūklu, bet viršūnė dar nežino apie tai. Pirmąją milisekundę nieko. Antrąją įtampa. Trečiąją plyšimas. Ketvirtąją griūtis. Bet ne žemyn, į rytus. Pastatas nenugrimsta į save kaip per žemės drebėjimą. Jis nuplėšiamas nuo pamatų ir metamas į rytus kaip milžiniškas sviedinys. Kiekvienas aukštas, kiekviena siena, kiekvienas langas tampa atskirų skraidančių objektų, judančių greičiau nei bet koks uraganas istorijoje. Tai tas pats principas, kuris veikia, kai staiga traukiate staltiesę nuo stalo, jei traukiate pakankamai greitai, indai lieka vietoje dėl inercijos. Bet čia Žemė yra staltiesė, o mes – indai. Tik greitis ne 2 metrai per sekundę, o 465. Kiekvienas kartas, kai staiga stabdote automobilį ir jaučiate, kaip kūnas traukiamas į priekį, tai ta pati inercija tik milijoną kartų silpnesnė. Kiekvienas iš mūsų yra sudarytas iš vandens, 60% kūno masės. Kai Žemė sustoja, tas vanduo jūsų viduje tęsia judėjimą. Jūsų kraujas, limfa, ląstelių skystis, viskas juda į rytus 465 metrai per sekundę, bet jūsų kaulai, raumenys, oda bando sustoti kartu su Žeme. Kas nutinka? Tas pats, kas nutinka kiaušiniui, kai jį trenkiate į sieną. Išorė sustoja, vidus tęsia judėjimą. Rezultatas – ne mirtis. Tai per greitai mirčiai. Tai akimirksnis, kai kūnas nustoja būti kūnu ir tampa skysčiu ir audiniu debesiuku, išsklaidytų į rytus. Jūs netgi nespėjate pajusti skausmo. Nervų impulsai keliauja 100 metrų per sekundę, per lėtai, kad spėtų pranešti smegenims, kas vyksta, kai jūsų kūnas juda 465 metrus per sekundę. Tas pats principas veikia, kai plaunate rankas muilu, viršutinis odos sluoksnis lysta per apatinį ir tarp jų susidaro trintis. Bet čia greitis toks, kad trintis nevalo, jį degina. Įsivaizduokite, kad laikote stiklinę vandens ir staiga pajudate ranką į šoną 10 kartų greičiau nei žmogiškai įmanoma. Vanduo neįsilies, jis tiesiog liks ore ten, kur buvo, o stiklinė pajudės be jo. Dabar pakeiskite stiklinę žemę. Pakeiskite vandenį visais vandenynais. Ir suprasite, kodėl Ramiojo vandenyno vanduo neištekės į rytus. Jis tiesiog liks judėti tą kryptimi, o Žemė po juo pajudės į vakarus.
Iš kosmoso tai atrodytų tarsi planeta staiga išsprūsta iš po mėlyno apvalkalo, palikdama vandenį kaboti erdvėje. Bet gravitacija nepaleidžia. Per pirmąsias sekundės vanduo vis dar liečia dugną, tik juda skersai jo greičiau nei garso greitis. Tai sukuria trinties jėgą, kokios niekada nebuvo Žemės istorijoje. Vandenyno dugnas įkaista. Uolos lydosi. Vanduo virsta garais. Bet garai taip pat juda į rytus ir jie neša su savimi viską druską, dumblą, gyvūnų palaikus, laivų nuolaužas, viską, kas kada nors buvo vandenyno dugne. Kiekvienas kartas, kai bėgate per lietų ir lašai trenkiasi į veidą, tai ta pati fizika, tik milijoną kartų silpnesnė. Atmosfera 5 kvadrilijonus tonų deguonies, azoto, argono, anglies dioksido elgiasi kaip vienas milžiniškas skystis. Kai Žemė sustoja, šis skystis tęsia judėjimą. Bet atmosfera nėra vienalytė. Apatiniai sluoksniai, troposfera, kur gyvename mes, yra tankesni. Viršutiniai stratosfera, mezosfera, retesni. Kai planeta sustoja, apatiniai sluoksniai patiria didesnę trinties jėgą su paviršiumi. Jie lėtėja greičiau nei viršutiniai. Tai sukuria šlyties jėgą, atmosferos sluoksniai pradeda slysti vienas per kitą kaip kortų kaladė, kurią staiga trenkėte į stalą. Rezultatas – turbulencija, kokios niekada nebuvo. Vėjo greitis ne tik 465 metrai per sekundę, jis dar ir kinta su aukščiu. Prie Žemės 465 metrai per sekundę. 10 km aukštyje 500. 20 km 600. Atmosfera virsta milžinišku malūnu, kuris mala viską tarp savo sluoksnių. Tas pats principas veikia, kai maišote kavą šaukšteliu. Jei staiga sustabdote šaukštelį, skystis puodelyje dar kurį laiką tęsia sukimasi. Bet čia puodelis yra pluta, kava, atmosfera, o greitis toks, kad trintis generuoja šilumą. Oro molekulės, trenkdamosi viena į kitą tokiu greičiu, generuoja šilumą. Kiekviena atomų susidūrimas virsta mažytė sprogimo kibirkštimi. Milijardai kibirkščių per sekundę. Atmosfera užsidega. Ne metaforiškai, fiziškai. Oras virsta ugnimi. Temperatūra pakyla iki 1000 laipsnių. Bet ši ugnis nejuda aukštyn, ji juda į rytus, šluodama planetą kaip liepsnojanti banga, kuri palieka tik pelenus. Įsivaizduokite, kad bėgate per lietų tokiu greičiu, kad lašai nebekrenta ant jūsų, jie trenkiasi į jūs kaip kulkos. Kiekvienas lašas virsta mažytė raketa, kuri pramušia odą. Dabar pakeiskite lietaus lašus oro molekulėmis. Pakeiskite bėgimą Žemės sustojimo momentu. Ir suprasite, kodėl pirmosios sekundės būtų ne tik vėjas, bet molekulinis bombardavimas, kuris paverčia viską dulkėmis. Bet yra viena vieta Žemėje, kur šis košmaras būtų šiek tiek mažesnis – ašigaliai. Ant šiaurės ašigalio, Arktyje, Žemės paviršius juda beveik nuliniu greičiu. Jūs tiesiog sukitės vietoje, kaip balerinos piruetas, bet nejudate į rytus. Jei Žemė sustotų, jūs vis tiek sustotumėte, bet be to siaubingo greičio skirtumo. Vėjas čia būtų ne 465 metrai per sekundę, gal 10, gal 20. Vis tiek pakankamai, kad nuneštų palapinę, bet nepakankamai, kad paverstų jūs dulkėmis. Tai vienintelė vieta planetoje, kur kas nors galėtų išgyventi pirmąsias sekundės. Bet tik sekundės. Nes tada ateitų vanduo. Kiekvienas kartas, kai sukitės ratu su įskėstomis rankomis ir jaučiate, kaip centrinė jėga traukia jas į šonus, tai ta pati fizika, kuri laiko vandenį prie pusiaujo. Sustokite suktis ir rankos nukrenta. Sustokite Žemę ir vanduo nukrenta link ašigalių. Vandenynai 135 milijonai kubinių kilometrų vandens neturi kur dingti. Jie negali išgaruoti per sekundę. Jie negali įsisiurbti į Žemę. Jie gali tik judėti. Ir jie juda į rytus, nešdami su savimi viską. Pirmoji banga, kuri pasiektų žemynus, būtų ne banga, tai būtų judanti jūra, kelių kilometrų aukščio, judanti greičiau nei garsas. Ji užlietų viską iki 3000 metrų aukščio.
Tik aukščiausios kalnų viršūnės liktų virš vandens, Everestas, Kangchenjunga, K2. Bet ten nebūtų oro. Atmosfera jau būtų nušluota į rytus, palikdama tik retą karštą dujų sluoksnį, kuriame neįmanoma kvėpuoti. Tas pats principas veikia, kai išpilate kibirą vandens ant grindų, vanduo teka visomis kryptimis, ieškodamas žemiausių vietų. Bet čia kibiras yra vandenynas, o greitis toks, kad vanduo neteka, jis skrieja. Kiekvienas iš mūsų gyvena ant planetos, kuri yra kaip milžiniškas giroskopas, sukimasis laiko ją stabilę, laiko ašį pastovę, laiko magnetinį lauką veikiantį. Sustabdykite sukimasi ir giroskopas praranda balansą. Žemės ašis, kuri dabar nukreipta į šiaurinę žvaigždę, pradėtų svyruoti. Magnetinis laukas, generuojamas sukimosi ir išlydyto geležies branduolio sąveikos, susilpnėtų per valandas, išnyktų per dienas. Be magnetinio lauko Žemė taptų pažeidžiama kosminiai radiacijai, Saulės vėjui, kosminėms spindulėms, viskam, nuo ko dabar mus saugo nematomos jėgos linijos, apgaubiančios planetą kaip skydas. Bet baisiausias dalykas – ne fizinis sunaikinimas. Tai suvokimas, kaip trapi yra mūsų egzistencija. Mes gyvename ant akmens, kuris sukasi 1670 km/h ir vienintelis dalykas, kuris laiko mus saugius, yra tai, kad viskas aplink mus sukasi tuo pačiu greičiu. Nėra sienos, nėra apsaugos. Tik tobulas sinchronizavimas, kuris tęsiasi milijardus metų. Ir jei šis sinchronizavimas būtų sulaužytas, net vienai sekundei civilizacija, kuri kūrėsi 10 000 metų, išnyktų greičiau nei spėtumėte ištarti žodį inercija. Kiekvienas kartas, kai važiuojate automobiliu ir jaučiate, kaip posūkio metu kūnas traukiamas į šoną, tai centrinė jėga, ta pati, kuri laiko mus ant besisukančios planetos. Bet sustojimas nėra tik mechaninis įvykis. Tai grandinės reakcija, kuri persmelkia visą planetą kaip domino efektas, tik ne iš eilės, vienu metu, visur, kiekviename sluoksnyje, kiekviename elemente. Įsivaizduokite, kad Žemė yra ne kietas kamuolys, bet svogūnas, sluoksnis po sluoksnio, kiekvienas juda savo greičiu, kiekvienas turi savo tankį, savo temperatūrą, savo būseną. Išorinė pluta, kieta, šalta, plona kaip obuolio žievė. Po ja, mantija karšta klampus, pusiau skysta uoliena, kuri juda milimetrais per metus. Dar giliau, išorinis branduolys, skysta geležis ir nikelis, kurie sukasi greičiau nei pluta, generuodami magnetinį lauką. Ir centre, vidinis branduolys, kieta geležies sfera, karšta kaip Saulės paviršius, spaudžiama 3,5 milijono atmosferų slėgio. Kai Žemė sustoja, kiekvienas šis sluoksnis reaguoja skirtingai. Pluta sustoja pirmoji, ji tiesiogiai susieta su tuo, kas ją stabdo. Bet mantija po ją vis dar juda. Įsivaizduokite, kad stabdote automobilį, bet variklis po gaubtu vis dar veikia pilnu greičiu. Kas nutinka? Variklis plėšiasi nuo tvirtinimų. Tas pats vyksta su mantija. Ji tęsia judėjimą po sustojusią plutą, sukurdama šlyties jėgą, kokios niekada nebuvo Žemės istorijoje. Plutos plokštės, tos pačios, kurios juda centimetrais per metus ir sukelia žemės drebėjimus, staiga patiria jėgą, kuri viršija bet kokį žemės drebėjimą milijonus kartų. Jos ne tik juda, jos plėšiasi, lūžta, slysta viena per kitą greičiu, kuris paverčia uolieną skystu. Visi vulkanai Žemėje, visi 1500 aktyvių ugnikalnių, išsiveržtų vienu metu. Ne todėl, kad magma kyla iš apačios, bet todėl, kad pluta virš jos staiga pajuda šonu, atidarydama plyšius tiesiai į mantijos gelmes. Lava įsiveržtų nesrove, fontanais kilometrų aukščio, dengdama žemynus ugnimi ir pelenais. Įsivaizduokite, kad gyvenate ant ledo luito, plaukiančio upe. Luitas juda kartu su vandeniu ir jūs jaučiate saugus. Bet jei luitas staiga užkliūtų už uolos ir sustotų, o vanduo po juo tęstų tekėjimą? Luitas pradėtų skilti, plyšti, lūžti į gabalus. Tas pats vyksta su žemynais. Kiekvienas kartas, kai trenkiate kumščiu į stalą, smūgio banga sklinda per medį ir viskas ant stalo pašoka. Bet čia stalas yra visa planeta, o smūgis milijardai vienu metu. Jie plaukia ant mantijos kaip ledkalniai ant vandenyno. Kai mantija staiga pajuda skersai, žemynai praranda atramą.
Jie pradeda skęsti, ne į apačią į šonus slysdami vienas į kitą kaip ledynai per pavasario polaidį. Himalajų kalnai, kurie kilo iš Indijos ir Azijos plokščių susidūrimo, staiga būtų suspausti dar labiau, ne per milijonus metų, bet per minutes. Kalnai augtų ne metrais, kilometrais, bet ne aukštyn, jie tiesiog būtų sulaužyti, susmulkinti, paversti uolienų dulkėmis. Kiekvienas žemės drebėjimas, kurį kada nors jautėte, tas trumpas virpėjimas, kai žemė po kojomis pajuda, yra mantijos judėjimo atspindys. Bet tie judėjimai yra lėti, švelnus, išsklaidyti per tūkstančius kilometrų. Kai žemė sustoja, visas tas judėjimas, kuris turėjo vykti per milijonus metų, įvyksta per sekundės. Magnitudas ne 9, ne 10, skalė tiesiog nebeturi prasmės. Tai ne žemės drebėjimas, tai planetos Plutos iširimas, kai kiekvienas kvadratinis kilometras paviršiaus virpa, lūžta, kyla ir grimsta vienu metu. Seisminės bangos sklinda ne tik paviršiumi, bet ir per visą planetą, atspindėdamos nuo branduolio, grįždamos atgal, susikertančios, interferuojančios, kurdamos stovimas bangas, kurios verčia visą planetą skambėti kaip varpą, į kurį trenkia milžiniškas plaktukas. Bet giliausias poveikis būtų branduolyje. Išorinis branduolys, skysta geležis ir nikelis, sukasi greičiau nei Pluta. Tai vadinama superrotacija ir ji yra priežastis, kodėl Žemė turi magnetinį lauką. Skysta geležis juda, kuria elektros srovę, o srovė kuria magnetinį lauką. Kai Pluta sustoja, bet branduolys tęsia sukimasi, atsiranda greičio skirtumas. Iš pradžių nedidelis. Bet per valandas dienas branduolys pradeda lėtėti dėl trinties su mantija. Magnetinis laukas silpnėja. Per savaitės jis pradeda svyruoti. Per mėnesius apsiverčia, šiaurės ir pietų ašigaliai keičiasi vietomis. Per metus visiškai išnyksta. Sukimasis yra ne tik judėjimas, tai atmintis apie tai, kaip gimė planeta. Įsivaizduokite, kad gyvenate name, kurio sienos apsaugo jūs nuo vėjo, lietaus, šalčio. Staiga sienos išnyksta. Jūs vis dar esate ten, kur buvote, bet dabar esate pažeidžiami viskam. Tas pats vyksta su Žeme be magnetinio lauko. Saulės vėjas, srautas įkrautų dalelių sklindančių iš Saulės milijonų kilometrų per valandą, dabar tiesiogiai trenkiasi į atmosferą. Nenukreipiamas, nesulenkiamas, tiesiogiai. Atmosfera pradeda garuoti į kosmosą. Negreitai, bet neišvengiamai. Per tūkstančius metų Žemė taptų kaip Marsas, planeta, kuri kadaise turėjo storą atmosferą, bet prarado ją, nes neturėjo magnetinio lauko. Bet mes nekalbame apie tūkstančius metų. Mes kalbame apie pirmasias minutes, valandas, dienas po sustojimo. Ir per tą laiką svarbiausia nebūtų magnetinis laukas, būtų chaosas paviršiuje. Vanduo, kuris užliejo žemynus, pradėtų ieškoti naujų lygių. Gravitacija trauktų jį atgal į vandenyno baseinus, bet ne tuo pačiu keliu. Vanduo tekėtų atgal, bet neramiai, jis kurtų bangas, sukūrus potvinius, kurie tęstųsi mėnesius, kol pagaliau rastų naują pusiausvyrą. Kiekvienas iš mūsų gyvena planetoje, kuri yra ne tik akmuo, ji yra gyvas, kvėpuojantis, judantis organizmas, kurio kiekviena dalis susieta su kita. Pluta juda, nes mantija juda. Mantija juda, nes branduolys karštas. Branduolys karštas, nes radioaktyvūs elementai skyla. Elementai skyla, nes jie nestabilūs. Viskas susiję. Viskas priklauso nuo to, kad kiekviena dalis atlieka savo vaidmenį. Ir jei viena dalis sustoja, visa sistema griūva kaip kortų namelis, tik nelėtai, akimirksniu su jėga, kuri viršija bet kokią žmogaus vaizduotę. Sukimasis yra ne tik judėjimas, tai informacijos išsaugojimas, tai energijos forma, tai būdas, kaip planeta atsimena savo praeitį. Ir štai paradoksas. Mes gyvename ant planetos, kuri yra vienu metu ir tvirčiausia, ir trapiausia vieta visatoje. Tvirčiausia, nes ji išgyveno 4 milijardus 600 milijonų metų, asteroidinius bombardavimus, vulkaninę veiklą, ledo amžius, masines išmirimus. Trapiausia, nes visas jo stabilumas priklauso nuo vieno dalyko – sukimosi, kuris niekada nesustoja. Sustabdykite sukimasi ir visa istorija, visa evoliucija, visa gyvybė tampa tik akimirka prieš pabaigą.
Ir mes niekada nesužinosime, ar tai įvyko kitose planetose, kitose Saulės sistemose, kituose pasauliuose, nes niekas neišgyventų, kad papasakotų. Kai Žemė sustotų, šis klausimas prarastų prasmę. Nes nebūtų nieko, kas galėtų jį užduoti. Nebūtų miestų, kuriuose gimsta filosofai. Nebūtų laboratorijų, kuriuose mokslininkai ieško atsakymų. Nebūtų netylios nakties, kai galite išeiti į lauką ir pamatyti paukščių taką, tą milžinišką spiralę iš 100 milijardų žvaigždžių, kuri taip pat sukasi kaip ir Žemė, kaip ir visa visatoje. Bet kas nutinka su laiku, kai planeta sustoja? Ne su laikrodžiais, su pačiu laiko tekėjimu, su ritmu, kuris formavo gyvybę 4 milijardus metų. Įsivaizduokite, kad gyvenate name, kurio langai visada buvo atsukti į rytus, kiekvieną rytą saulė kyla toje pačioje vietoje, kiekvieną vakarą leidžiasi toje pačioje. Staiga namas apsisuka. Langai dabar žiūri į šiaurę. Saulė nebeteka ir nebesileidžia, ji tiesiog juda skersai dangaus, lėtai, be ritmo, be pasikartojimo. Tai ne metafora. Tai tiksliai tai, kas nutiktų Žemei, kuri sustojo. Diena ir naktis, patys pagrindiniai laiko matavimo vienetai, išnyktų. Ne todėl, kad Saulė sustotų, bet todėl, kad mes sustotume. Viena planetos pusė atsidurtų amžinoje šviesoje, kita amžinoje tamsoje. Ir tarp jų siauros juostos, kur Saulė kabotų horizonte, nei tekėdama, nei leisdamasi, tiesiog ten būdama kaip sustingęs laikrodžio rodyklė. Kiekvienas iš mūsų gyvena pagal vidinio laikrodžio ritmą, budimas, miegas, alkis, nuovargis, viskas sinchronizuota su 24 valandų ciklu. Sustabdykite ciklą ir kūnas praranda kompasą, kuris visada rodė, kur yra rytojus. Kiekvienas augalas Žemėje gyvena pagal fotosintezės ritmą – šviesa, tamsa, šviesa, tamsa. Šis ritmas įrašytas kiekviename lape, kiekviename chloroplaste, kiekviename genome. Sustabdykite ritmą ir augalai nebesupranta, ką daryti. Šviesoje pusėje jie pradėtų fotosintezuoti be perstojo, ne 24 valandas, bet savaitės, mėnesius, kol išsemtų visus išteklius dirvožemyje. Šaknys siurbtų vandenį greičiau nei gali, lapai gamintų cukrų greičiau nei gali transportuoti. Rezultatas ne augimas, bet išsekimas, kai augalas sudega iš vidaus kaip variklis, veikiantis be aušinimo. Tas pats principas veikia, kai bandote dirbti be miego, pirmą dieną dar laikotės, antrą jau sunkiau, trečią kūnas pradeda žlugti. Augalai be nakties yra kaip žmogus be miego, jie funkcionuoja, bet neilgai. Tamsoje pusėje priešingai. Be šviesos fotosintezė sustoja. Augalai pradeda kvėpuoti, vartoti savo atsargas, laukti ryto, kuris niekada neateis. Per savaitės jie išnaudoja viską, ką sukaupė. Per mėnesius miršta ne nuo šalčio, ne nuo sausros, bet nuo paprasčiausio energijos trūkumo. O augalai be dienos, kaip žmogus be maisto. Abi pusės miršta, tik skirtingais būdais. Ir kai augalai miršta, miršta viskas, kas nuo jų priklauso – vabzdžiai, paukščiai, žinduoliai, visa maisto grandinė, kuri prasideda nuo žalio lapo sugeriančio saulės šviesą. Bet dar prieš tai įvyktų kažkas keistesnio – temperatūros atskirimas. Dabar Žemė gauna saulės šviesą tolygiai, nesukasi. Kiekvienas taškas paviršiuje paeiliui būna šviesoje ir tamsoje, šyla ir atvėsta, išlaiko balansą. Sustabdykite sukimąsi ir šis balansas subyra. Šviesoje pusė pradeda kaisti. Ne pamažu, sparčiai, nes nėra nakties, kuri atneštų vėsą. Per pirmasias dienas temperatūra pakyla 10 laipsnių. Per savaitę 20. Per mėnesį 50. Dykumos, kurios dabar yra karščiausios vietos Žemėje, taptų vėsiomis oazėmis palyginti su naujomis karštomis zonomis, kur saulė kabo virš galvos be perstojo. Įsivaizduokite, kad stovite lauke vidurvasarį, vidurdienį, kai saulė aukščiausiame taške. Karšta, bet pakenčiama, nes žinote, po kelių valandų ateis vakaras, vėsa, naktis. Dabar įsivaizduokite, kad tas vidurdienis tęsiasi amžinai. Saulė nejuda. Temperatūra tik kyla. Žemė po kojomis įkaista kaip keptuvė ant viryklės. Oras virš galvos pradeda virpėti nuo karščio.
Vanduo garuoja iš dirvožemio, iš augalų, iš jūsų kūno greičiau nei galite papildyti. Per dieną šviesoje pusė taptų pragaru, kur niekas gyvas negali išlikti. Kiekvienas kartas, kai liečiate karštą puodą ir greitai attraukiate ranką, tai ta pati šilumos perdavimo fizika, tik milijoną kartų intensyvesnė. Bet tamsoje pusė taptų ne rojumi, priešingų pragaru. Be saulės temperatūra krenta. Pirmąją naktį įprastai. Antrąją žemiau nulio. Trečiąją -20. Per savaitę -50. Per mėnesį -100 kaip Antarktidoje žiemos viduryje, tik be vilties, kad kada nors sugrįš šiluma. Vanduo užšąla. Dirvožemis virsta akmeniu. Oras pats pradeda kondensuotis, azoto ir deguonies molekulės lėtėja, artėja viena prie kitos, galiausiai krenta kaip skystas lietus, dengdamas žemę plona, blizgančia danga. Tas pats principas veikia, kai laikote vieną rankos pusę prie židinio, kitą prie ledo. Viena dega, kita šąla ir nėra būdo išlaikyti balansą. Žemė be sukimosi taptų planeta su dviem kraštutinumais ir tarp jų siauros juostos, kur temperatūra dar būtų pakeliama, kur saulė kabotų horizonte, nei tekėdama, nei leisdamasi, kur galbūt, tik galbūt, kas nors galėtų išgyventi. Bet net ta juosta nebūtų saugi, nes oras juda. Karštas oras kyla, šaltas leidžiasi, tai pagrindinis atmosferos cirkuliacijos principas. Dabar įsivaizduokite, kad viena planetos pusė yra milžiniškas kaitintuvas, kita milžiniškas šaldytuvas. Karštas oras šviesoje pusėje kyla į viršų, plečiasi, juda link tamsios pusės. Šaltas oras tamsoje pusėje leidžiasi žemyn, suspaudžiamas, juda link šviesios pusės. Susidaro cirkuliacijos ratas, ne lokalus vėjas, bet planetinis rautas, kuris juda iš vienos pusės į kitą be perstojo. Įsivaizduokite, kad atidarote langą žiemą, kai lauke -20, o viduje +20. Oras veržiasi vidun ne todėl, kad nori, todėl, kad slėgių skirtumas verčia. Dabar padidinkite tą skirtumą 100 kartų. Dabar pakeiskite langą visą planetą. Vėjas, kuris pūstų iš šviesios pusės į tamsę, būtų ne vėjelis, tai būtų nuolatinis uraganas, judantis 100 km/h, nešantis karštį į tamsą ir šaltį į šviesą, bet niekada nepasiekiantis pusiausvyros, nes šaltinis niekada nesibaigia. Kiekvienas kartas, kai jaučiate skersvėjį tarp dviejų atvirų durų, tai ta pati slėgio skirtumų fizika, tik planetiniu mastu. Kiekvienas debesis danguje dabar formuojasi dėl temperatūros skirtumų, šiltas oras kyla, atvėsta, vanduo kondensuojasi. Bet kai temperatūros skirtumas ne 10 laipsnių, o 100, debesys virsta ne baltais pūkais, bet milžiniškomis audros sistemomis, kurios dengia pusę planetos. Šviesoje pusėje vanduo garuoja iš paviršiaus, kyla į viršų, nešamas į tamsią pusę, kur iškrenta kaip lietus, sniegas, ledas. Bet tas vanduo negrįžta atgal, jis užšąla tamsoje pusėje, palikdamas šviesią pusę vis sausesnę, tamsią, vis ledingesnę. Tas pats principas veikia, kai verdinate vandenį puode su dangčiu, garai kyla, trenkiasi į šaltą dangčio paviršių, kondensuojasi, lašai krenta atgal. Bet čia puodas yra pusė planetos, dangčio nėra ir lašai krenta ne ten, iš kur kilo. Per metus šviesoje pusė taptų dykima, tamsoje ledynų ir tarp jų siauros juostos, kur vanduo dar teka, kur galbūt dar galima gyventi. Bet net ta juosta keistusi, nes Žemė vis dar juda aplink Saulę. Sustoja sukimasis aplink ašį nereiškia sustojusį judėjimą orbita. Planeta tęsia savo kelionę aplink Saulę, tik dabar viena pusė visada nukreipta į Saulę, kita į kosmosą. Tai vadinama sinchroninė rotacija ir tai tas pats reiškinys, kodėl Mėnulis visada rodo mums tą pačią pusę. Bet Žemės orbita nėra tobulas apskritimas, ji elipsė. Kartais esame arčiau Saulės, kartais toliau. Ir kai keičiasi atstumas, keičiasi ir šviesos intensyvumas. Įsivaizduokite, kad stovite prie laužo, kai prieinate arčiau, jaučiate daugiau šilumos, kai atsitraukiate, mažiau. Žemė be sukimosi būtų kaip žmogus, pririštas prie laužo, kuris tai artėja, tai tolsta, bet niekada negali apsisukti. Šviesoje pusė jaustų šiuos pokyčius, vasarą, kai Žemė arčiau Saulės, temperatūra dar labiau kiltų.
Žiemą, kai toliau šiek tiek kristų, bet niekada nepasiektų nakties vėsos. Tamsoje pusė jaustų priešingai, vasarą šiek tiek šilčiau, žiemą dar šalčiau, bet visada tamsa, visada be vilties pamatyti saulę. Kiekvienas iš mūsų gyvena planetoje, kuri yra ne tik akmuo erdvėje, ji yra laikrodis, kurio mechanizmas yra sukimasis. Kiekvienas apsisukimas – viena diena. Kiekvienas apskriejimas aplink Saulę – vieni metai. Sustabdykite mechanizmą ir laikrodis nesustoja, jis tiesiog rodo neteisingą laiką, kuris nebeturi prasmės, laiką, kuris nebetitinka gyvenimo ritmo, įrašyto kiekviename genome, kiekviename ląstelės branduolyje, kiekviename instinkte. Sukimasis yra ne tik judėjimas, tai atmintis apie tai, kaip gimė planeta, kaip ji susiformavo, kokios jėgos ją sukūrė. Ir štai giliausias paradoksas. Mes gyvename planetoje, kuri sukasi ne dėl mūsų patogumo, ji sukasi todėl, kad negali sustoti, nes sustojimas reikalautų jėgos, kokios nėra visatoje. Bet jei ta jėga atsirastų, jei kažkas dievas, ateiviai, nežinomas fizikos dėsnis sustabdytų sukimasi, mes suprastume, kad tai, ką vadiname normaliu gyvenimu, iš tikrųjų yra stebuklas, tobulas balansas tarp šviesos ir tamsos. Šilumos ir vėsos dienos ir nakties, kuris tęsiasi tik todėl, kad akmuo po mūsų kojomis niekada nenustojo šokti savo amžiną šokį erdvėje. Ar kada pagalvojate, kodėl jūsų kūnas žino, kada miegoti? Kodėl jaučiatės pavargę vakare, energingi ryte? Tai neatsitiktinumas, tai milijardų metų evoliucijos rezultatas, kai kiekviena ląstelė jūsų kūne išmoko sekti Žemės sukimąsi. Ir jei tas sukimasis sustotų, jūsų kūnas prarastų kompasą, kuris visada rodė, kur yra rytojus. Kiekvienas kartas, kai pažvelgiate į laikrodį ir matote, kad laikas bėga, tai ne tik mechanizmas, bet Žemės sukimosi atspindys įrašytas į civilizacijos DNA. Prisiminkite, kai pradėjome su vaizdu, kuris atrodė paprastas. Žemė sukasi 1670 km/h ir jūs to nejuntate. Dabar po šios kelionės per fiziką, mechaniką, laiko griūtį, mes suprantame, kad tai nepaprastas faktas. Tai giliausia egzistencijos paslaptis pasislėpusi kasdienybėje. Kiekvienas rytas, kai atsibundate ir matote saulę langą, jūs stebite ne astronominį reiškinį, jūs stebite stebuklą, kuris tęsiasi tik todėl, kad visata pamiršo sustabdyti tai, kas prasidėjo prieš 4,6 milijardų metų. Tas paprastas atsibundimas, tas šviesos spindulys ant veido, tai ne garantija. Tai dovana, kuri atnaujinama kiekvieną akimirką, kol akmuo po mumis tęsia savo šokį. Bet šis scenarijus, Žemės sustojimas, kalba ne tik apie fiziką. Jis atskleidžia kažką gilesnį apie pačią realybės prigimtį. Mes gyvename visatoje, kur judėjimas yra pirmesnis už ramybę, kur pokytis yra natūralesnis už stabilumą, kur tai, ką vadiname normalumu, iš tikrųjų yra begalinis kritimas, kuris niekada nepasiekia Žemės. Žemė krenta aplink Saulę. Saulė krenta aplink galaktikos centrą. Galaktika krenta link kažko, ko dar nematome. Viskas juda, viskas krenta ir vienintelė priežastis, kodėl mes to nejaučiame, yra ta, kad krentame kartu. Ar tai nekeista? Kad ramybė, kurią jaučiate dabar sėdėdami, skaitydami, kvėpuodami, iš tikrųjų yra laisvas kritimas kosmoso erdvėje greičiu, kuris viršyje bet kokį žmogišką patyrimą? Įsivaizduokite, kad gyvenate sapne, kuris tęsiasi tol, kol niekas nepabunda. Žemės sukimasis yra tas sapnas, ne iliuzija, bet realybė, kuri egzistuoja tik todėl, kad niekas neužduoda klausimo, o kas jei? Ir kai mes užduodame tą klausimą, kai įsivaizduojame sustojimą, mes nežadame planetos. Mes žadiname save. Mes suprantame, kad tai, ką laikėme savaime suprantamu, diena ir naktis, vėjas ir bangos, net pats laikas yra ne duotybė, bet pasekmė. Pasekmė judėjimo, kuris niekada neprasidėjo, nes jis visada buvo, ir kuris niekada nesibaigs, nes nėra jėgos, kuri jį sustabdytų. Filosofai tūkstančius metų ginčijosi apie laisvą valią, ar mes laisvi, ar determinuoti. Bet galbūt klausimas turėtų būti kitoks, ar visata laisva? Ar Žemė pasirinko suktis, ar ji tiesiog negali kitaip? Ir jei ji negali sustoti, ar tai reiškia, kad ji kalėjime, ar priešingai, kad ji tobulai laisva, nes daro vienintelį dalyką, kurį gali daryti, ir daro jį be abejonių, be baimės, be klausimų.
Galbūt tikroji laisvė nėra galimybė rinktis, tai būsena, kai nebereikia rinktis, nes esi tiksliai ten, kur turi būti, darai tiksliai tai, kas turi būti daroma. Kiekvienas kartas, kai jaučiate, kad turite pasirinkti tarp dviejų kelių ir abu atrodo teisingi, galbūt abu ir yra teisingi, nes pasirinkimas pats savaime yra iliuzija, o tikrasis kelias jau nubrėžtas tuo, kas esate, kas buvote, kas būsite. Kiekvienas iš mūsų yra sudarytas iš atomų, kurie kadaise buvo žvaigždžių šerdyse. Geležis jūsų kraujyje susidarė sprogus supernovai. Kalcis jūsų kauluose – baltųjų nykštukų likučiai. Anglis jūsų DNA – senųjų žvaigždžių pelenai. Jūs netiesiog gyvename visatoje, jūs esate visata, kuri įgavo formą, kuri išmoko galvoti, kuri dabar skaito šiuos žodžius ir stebi pati save. Ir ta visata, kuri yra jūs, sukasi kartu su Žemė, krenta kartu su Saule, juda kartu su galaktika. Jūs niekada nebuvote nejudantys. Jūs visada buvote šokėjas kosminėme balete, tik niekada nežinojote, kad šokate. Kiekvienas žingsnis, kurį žengėte gatvę, kiekvienas kvėpavimas, kurį darote, tai nepaprastas judesys, bet dalyvavimas šokyje, kuris prasidėjo prieš 14 milijardų metų ir tęsis dar tiek pat, galbūt amžinai. Ar tai keičia kažką? Ar žinojimas, kad stovite ant akmens skriejančio erdvę greičiau nei kulka, daro jūsų gyvenimą kitokį? Galbūt ne. Galbūt rytoj atsikėlę vis tiek eisite į darbą, gersite kavą, kalbėsite su draugais, tarsi nieko nebūtų. Bet galbūt, tik galbūt kartą žvelgdami į rytojaus saulę prisiminsit, šis šviesos spindulys pasiekė mane ne todėl, kad aš nejudėjau, bet todėl, kad judėjau tiksliai teisingu greičiu, teisinga kryptimi, teisingu momentu. Ir tas sutapimas – neatsitiktinumas. Tai visatos choreografija, kurioje kiekvienas atomas, kiekviena planeta, kiekviena mintis turi savo vietą. Bet kas yra ta choreografija? Kas parašė šį šokį? Ar tai fizikos dėsniai, šaltos, abejingos lygtys, kurios tiesiog yra? Ar tai kažkas daugiau – intencija, tikslas, prasmė pasislėpusi matematikos elegancijoje? Ar galbūt klausimas pats savaime klaidingas, nes choreografija nėra parašyta, ji atsiranda kaip snaigė kristalizuojasi iš vandens garų, sekdama dėsnius, kurie nėra įsakymai, bet galimybės? Ar galbūt mes užduodami šį klausimą jau esame atsakymas ne į klausimą kas, bet į klausimą kodėl? Kodėl visata sukūrė būtybės, kurios gali užduoti klausimus? Kodėl atomai, susidėję tinkama tvarka, pradeda stebėti savo egzistenciją? Galbūt todėl, kad visata nori būti stebima. Galbūt todėl, kad grožis, kuris nėra matomas, nėra tikras grožis. Galbūt mes sąmonė gyvenimas, mintis esame būdas, kaip kosmos žvelgia į save ir sako, kaip nuostabu, kad aš esu. Įsivaizduokite, kad esate veidrodis. Jūsų tikslas – atspindėti. Bet kas atsitinka, kai veidrodis pradeda stebėti savo atspindį? Kai jis supranta, kad tai, ką atspindi, yra ne kas kita, o jis pats? Mes esame tokie veidrodžiai, visatos dalis, kuri atsisuko ir pamatė save. Ir tas matymas keičia viską. Nes dabar visata yra ne tik fizinė, ji yra ir sąmoninga. Ne visa, ne visur, bet čia, šioje planetoje, šiame momente, šiuose žodžiuose, kuriuos skaitote. Kiekvienas kartas, kai sustojate ir pagalvojate, aš egzistuoju, tai ne tik jūsų mintis, bet visatos mintis apie save, išreikšta per jūs. Žemės sustojimo scenarijus yra ne tik katastrofos vizija. Tai meditacija apie trapumą, nesilpnumą, bet subtilumą, tikslumą, su kuriuo viskas turi būti suderinta, kad egzistencija būtų įmanoma. Jei Žemė suktųsi šiek tiek greičiau, centrinė jėga išmestų mus į kosmosą. Šiek tiek lėčiau, gravitacija suspautų atmosferą, padarydama ją per tankę kvėpuoti. Jei Žemė būtų šiek tiek arčiau Saulės, vandenynai išgaruotų. Šiek tiek toliau užšaltų. Jei Mėnulis būtų didesnis, potvyniai nuskandintų žemynus. Mažesnis nebūtų potvynių, kurie maišo vandenynus ir palaiko gyvybę. Kiekvienas parametras, atstumas, greitis, masė, kampas yra tiksliai toks, koks turi būti. Ne todėl, kad kažkas tai suplanavo, bet todėl, kad jei būtų kitaip, mūsų nebūtų čia, kad pastebėtume skirtumą.
Tai vadinama antropiniu principu, idėja, kad visata atrodo suderinta gyvybei ne todėl, kad ji buvo sukurta mums, bet todėl, kad mes galime egzistuoti tik visatoje, kuri yra suderinta. Tai tarsi klausti, kodėl aš laimėjau loteriją. Atsakymas – ne todėl, kad loterija buvo suklastota, bet todėl, kad tik laimėtojai užduoda šį klausimą. Pralaimėję niekada neklausia. Ir visos planetos, kur sukimasi sustojo, kur gyvenimas niekada neprasidėjo, kur niekas niekada neužduos klausimo kodėl, jos tyli. Tik mes ant šio besisukančio akmens galime stebėtis, kodėl esame čia. Bet ar tai reiškia, kad esame atsitiktinumas? Laimingo sutapimo rezultatas? Ar priešingai, kad esame neišvengiamybė, vienintelis galimas rezultatas visatos, kuri turi tokias savybes? Galbūt abu atsakymai teisingi. Galbūt mes esame ir atsitiktinumas, ir neišvengiamybė. Atsitiktinumas šioje konkrečioje vietoje, šiuo konkrečiu laiku, bet neišvengiamybė kažkur kažkada kažkokia forma. Galbūt visata yra tokia didelė, tokia sena, tokia įvairi, kad gyvenimas ne išimtis, o taisyklė. Ne stebuklas, o statistika. Ir jei taip, tai reiškia, kad kažkur kitoje galaktikoje kažkas kitas taip pat skaito panašius žodžius, užduoda panašius klausimus, stebi panašų saulėtekį ant panašios planetos, kuri taip pat sukasi, taip pat krenta, taip pat šoka tą patį kosmišką šokį. Ar tai daro mus mažiau unikalius? Ar priešingai, ar tai rodo, kad unikalumas nėra būtinybė, kad prasmė slypi ne išskirtinume, bet dalyvavime? Kiekvienas vakaras, kai žiūrite į žvaigždės, jūs žiūrite į praeitį, šviesa, kurią matote, iškeliavo prieš metus, dešimtmečius, šimtmečius. Kai žiūrite į Andromedos galaktiką, matote ją tokią, kokia buvo prieš 2 500 000 metų, kai Žemėje tik atsirado pirmieji Homo habilis. Kai žiūrite į tolimiausias žvaigždės, matote visatos vaikystę. Bet kai žiūrite į savo ranką, į odą, į gyslas po ją, jūs žiūrite į dabartį. Vienintelė tikra dabartį, kurią kada nors patirsite. Ir ta dabartis egzistuoja tik todėl, kad Žemė po jumis tęsia savo šokį, niekada nesustodama, niekada neabejodama, niekada neklausdama kodėl. Kiekvienas kartas, kai paliečiate savo veidą ir jaučiate šilumą, tai ne tik kūno temperatūra, bet 4 milijardų metų energijos perduotos iš žvaigždės į žvaigždę, iš atomo į atomą, kol pagaliau pasiekia jūs. Galbūt tai ir yra giliausias pamoka. Ne viską reikia suprasti, kad tai būtų gražu. Ne viską reikia paaiškinti, kad tai turėtų prasmę. Kartais pakanka tiesiog būti, suktis kartu su Žemė, kristi kartu su Saulė, judėti kartu su galaktika ir žinoti, kad šis judėjimas, šis kritimas, šis šokis yra ne kelionė į kažkur, bet pati kelionė, kuri yra tikslas. Nes jei visata turi prasmę, jis slypi ne pabaigoje, ne tiksle, ne atsakyme. Jis slypi pačiame judėjime, pačiame klausime, pačiame stebėjimėsi, kad kažkas yra, o ne nieko nėra. Ir kai rytoj atsikėlę pamatysite saulę kylančią už lango, prisiminkite, tai ne saulė kyla. Tai jūs ant besisukančio akmens apsisukate jai pasitikti. Ir tas apsisukimas, tas paprastas kasdieninis nematomas judesys yra stebuklas, kuris kartojasi kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką, kol visata nusprendžia tęsti šokį, kuris niekada nesibaigia. Galbūt šiandien eidami į darbą pajusite po kojomis ne tik asfalto kietumą, bet ir planetos, kuri juda kosmišku greičiu, nešančios jūs per erdvę link rytojaus, kuris dar neegzistuoja, bet jau artėja su kiekvienu apsisukimu.